Įsivaizduokim situaciją. 3 tikrai gabūs programuotojai, viena neįtikėtinai sudėtinga animacija ir vos 20 minučių laikrodyje. Šiandien mes pasinersim ir išnarpliosim, kasgi nutinka, kai kūrybiškumas susiduria su tokiu negailestingu laiko spaudimu, kuriant CSS kvadratą. Gerai, tai štai koks mūsų planas. Keliausim per 3 visiškai skirtingus požiūrius į tą pačią problemą. Pradėsim žinoma nuo pačios užduoties, o tada nersim į kiekvieną sprendimą, nuo, sakykim, grubios jėgos metodo, iki tokių elegančių, bet ir sudėtingų technikų. Na, o pabaigoje bandysim išsiaiškinti, ar išvis egzistuoja vienas teisingas atsakymas. Taigi, apie patį iššūkį. Pažiūrėkite šitą animaciją. Na, atrodo viskas sklandžiai, paprastai, ar ne? Bet už šio vėduoklės efekto slypi tikras galvosūkis. Programuotojų užduotis buvo atkurti būtent šį subtilų judesį naudojant vien tik CSS. Ir visa tai per 20 minučių. Ir štai čia prasideda visas sudėtingumas. Atkreipkite dėmesį, užvedus pelę ant vienos kortelės, visos kitos reaguoja, išsiskleidžia, pasislenka, pasisuka. Sukurti tokį interaktyvų ryšį tarp elementų, na, tai yra tikras iššūkis. Laikrodžiai tiksint spaudimas aišku augo, o tai vertė mąstyti greitai ir atskleidė tą tikrai, ne visada gražų, bet labai realų kūrimo procesą. Ir tas spaudimas pasijuto beveik akimirksnu. Vos prasidėjus iššūkiui, vienas iš programuotojų ištarė būtent šios žodžius. Aš pakliuvau į bėdą. Tai, manau, puikiai parodo, kad net ir patyrę specialistai čia susidūrė su rimtu išbandymu. Pažiūrėkim, koks buvo pirmasis bandymas jį įveikti. Gerai, pirmasis programuotojas pasirinko kelią, kuris paremtas tokiais klasikiniais CSS įrankiais, vadinamaisiais kaimyniniais selektoriais. Iš esmės tai yra būdas pasakyti, kai kažkas nutinka šiam elementui, paveik visus jo kaimynus. Pažiūrėkim, kaip tai veikia praktiškai. Pagrindinė idėja čia sukurti tokią grandinę reakciją. Kai pelė atsiduria ant vienos kortelės, CSS taisyklės paveikia korteles esančias dešinėje. Bet didžiausias triukas, kaip paveikti ir kairėje esančias korteles. Tam buvo panaudotas modernus has selektorius, kuris leidžia stilių taikyti tarsi atgalinę tvarką. Būtent ši kodo eilutė ir yra viso šio metodo ašis. Card has su --card hover iš esmės reiškia pasirink man kortelę, kuri savo kaiminystėje turi kitą kortelę su užvesta pele. Būtent tai leido sukurti efektą veikiančiai į abi puses, o tai, žinot, ilgą laiką buvo didelis galvosūkis su CSS. Taigi, sprendimas veikia, bet kokia kaina? Šis metodas reikalauja tiesiog daugybės pasikartojančių kodo eilučių po atskirą taisyklę kiekvienai korteliai. Tai reiškia, kad jei norėtumėm pridėti dar vieną kortelę, tektų parašyti didelę dalį kodo. Efektyvu, jei reikia greito rezultato, bet tikras košmaras ilgalaikiai priežiūrai. Ir net pats programuotojas, kuris pasirinko šį metodą, pripažino jo grubę tokią brute force prigimtį. Dabar pažvelkim į kitą sprendimą. Juo buvo siekiama išspręsti būtent tą kodo išpūtimo problemą, padarant jį daug dinamiškesnį. Antrasis programuotojas nusprendė, kad kodą reikia daryti protingesnį, o ne ilgesnį. Vietoj to, kad kiekvienai korteliai nurodytų tikslę poziciją, jis panaudojo CSS kintamosius juos. Juos galime įsivaizduoti kaip etiketes. Vietoj to, kad rašytumėte 50 pikselių į dešinę, tiesiog sakote poslinkis į dešinę. Ir tai reikia pakeisti etiketės vertę. Pasikeičia visos kortelės. Ir štai kaip atrodo ši elegantešniški logika. Pirmiausia, kiekvienai korteliai priskiriama pradinė pozicija, tada sukuriami kintamieji, kurie apibrėja, kiek kortelė pasislinks į priekį ar atgal, o galiausiai tai reikia nurodyti, kada kurį kintamą įtaikyti. Rezultatas – daug mažiau kodo ir kur kas lengvesnis valdymas. Tai buvo tikrai didžiulis žingsnis į priekį. Elegancijos požiūriu. Tačiau, aišku, išryškino kitą iššūkį, kaip pasiekti, kad animacijos fizika atrodytų, tiesiog tinkamai. Ir čia susidurėm su klasikinė dilema. Kodas veikia, bet ar jis jaučiasi gerai? Kaip pripažino pats programuotojas, animacijai trūko to sklandumo, to svorio. Tam reikia suderinti vadinamasias Bezier kreivės. Jos apibrėžia animacijos greitį. Pavyzdžiui, ar jį prasideda lėtai ir įsibėgėja, ar juda tolygiai. Tai jau yra menas, reikalaujantis laiko. Gerai, pereikime prie paskutinio metodo, kuris į problemą pažvelgia visiškai kitaip, atsisakydamas paprastų X ir Y koordinačių. Įsivaizduokit, kad kiekviena kortelė yra padėta ant nematomos išlenktos trasos. Animacija čia tai ne judėjimas į kairę ar dešinę, o tiesiog judėjimas ta trasa. Ir čia slypi visa magija.
Vėduklės judesys sukūriamas tiesiog pakeičiant 1% vertę, kuri nurodo korteliai, kokį atstumą ji turi nukeliauti tuo nustatytu keliu. Viskas. Teoriškai tai galėjo būti pats tobuliausias sprendimas. Tačiau praktiškai, net ir genialiausios idėjos susiduria su realybė. Nors Offset Path yra be galo galingas, jo pradinė sąranka, ypač kelio apibrėžimas ir elementų sluoksnių valdymas, spaudžiant laikui gali tapti tikrų iššūkių. Ši citata puikiai parodo, kad net ir pats elegantiškiausias metodas gali sukelti panikos ir kodo derinimo akimirkų, ypač kai sintaksė dar nėra gerai pažįstama. Taigi po 20 minučių streso ir kūrybiško problemų sprendimo, kokias išvadas galima padaryti iš šių 3 skirtingų metodų? Ši lentelė puikiai apibendrina visą istoriją. Pažiūrėkit, pirmasis metodas buvo greitas, bet jo kodas išpūstas ir sunkiai prižiūrimas. Paskutinis metodas, Offset Path, yra elegantiškas ir trumpas, bet jo pradinė sąranka sudėtingiausia. Akivaizdu, kad nėra vieno laimėtojo, yra tik skirtingi kompromisai. Ir tai, ko gero, yra pati svarbiausia pamoka. Tinkamiausias įrankis visada priklauso nuo projekto poreikio. Ar mums svarbiau greitas įgyvendinimas, ar ilgalaikis palaikymas ir mastelio didinimas, ar absoliučiai tobula animacijos fizika. Šis iššūkis puikiai atspindi tą klasikinę įtampą. Tai klausimas, su kuriuo susiduria kiekvienas programuotojas ir dizaineris, ir jis palieka mus su tikrai svarbia mintimi apmąstymus.